Sveiki, tai šiandien noriu papasakoti apie mūsų atvežtą iš Vokietijos automobilį Kia Sportage, įkraunamą hybridą. Štai toks labai gražus automobilis. GT Line, juodos spalvos, labai geros komplektacijos įkraunamas hybridas, 4 varomais ratais. Štai su kabliu. Autovibe labai retai papuolantis modelis, bet labai buvo tvarkingas, su maža rida. Tai automobilio rida tik tai 60 000 km. Odinis salonas. Čia Alcantara. GT Line išsiuvinėjimai. Šildomas vairas. Šildomos ir ventiliuojamos sėdynės. Visi saugumo asistentai ir taip toliau. Automobilis nedaužtas ir nedažytas, jam galioja PVM lengvata. Toliau apie pačią būklę, tai automobilis lyg naujas, čia niekur jokių pažeidimų nėra. Sėdynės visiškai yra nenudėvėtos, slenkščiai nenudaužyta. Taip pat durelių, visi plastikai, apdailos, viskas labai švaru tvarkinga. Kėbulą patikrinom nuo daužimų, tai nei viena metalinė detalė automobilių nėra dažyta. Ratlankių būklė gera, tvarkinga. Jokių pažeidimų nematyti, padangos geros. Kablys. Taip, šitie ratlankiai gražus, tvarkingi. Tai beraktė sistema. 2 automobilio rakteliai. Ant raktelių parkavimo, išvažiavimo ir įvažiavimo funkcija, aklos zonos asistentas, sėdynių atmintis. Vairuotojo sėdynė taip pat jokių pažeidimų neturi, jokių odos įskilimų ir taip toliau. Toks va. Taip, tuo išsivesim automobilį. Taip. Tai va, rida, kaip minėjau, 60 900 km. 360 laipsnių kameros. Linijų asistentas, Active Cruise Control, susidūrimo prevencija ir taip toliau. Taip pat važiavimo pasirinkimai. Nu labai fainas automobilis. Klimato kontrolė. Labai tvarkinga, vairas taipogi nenudėvėtas. Aišku, kilometražas automobilių yra mažas. Jokių pažeidimų ir neturėtų būti. Gale klimato kontrolė. Taip pat gale šildomos sėdynės. Ir taip toliau. Taip, elektrinė bagažinė. Tuoj, kur čia? Čia mygtukas. Nupirkom iš oficialaus atstovo Kijos. Originalus įkrovimo kabelis. Taip. Skuduriukas įeina į komplektaciją. Automatinė bagažinė. Žodžiu, kas ieškotės miesto tvarkingo SUV, tai tikrai didelė mano rekomendacija, tai laukiu jūsų. Kubiliaus gatvė 23 arba autovibe.lt, kur visi mūsų automobiliui bus netrukus praeita techninė apžiūra ir bus paruoštas registracija.